Mielas moteris, šiandien jums visoms turiu labai moterišką, tikiuosi mielą ir subtilę žinutę bei priminimą, kad kiekviena iš mūsų mes esame magiškos. Kiekviena iš mūsų galime kurti magiją ir skleisti pasaulyje gėrį, meilę, šilumą ir visą ką geriausia. Tikriausiai jūs žinote, kad pasakose, sakmėse, įvairiose legendose tos būtent stebukladarės, raganos, kerėtojos, užkalbėtojos visada būdavo moteris. Ir ne veltui, kadangi Vedose yra sakoma, kad moteris maždaug 9 kartus yra subtilesnė, jautresnė, emocionalesnė negu vyras. Ir būtent moteris turi tą stiprią galią tiek laiminti, tiek užkeikti. Todėl kiekviena iš mūsų turime sąmoningai kurti ir užsiimti baltąją magiją. Ką tai reiškia? Pirmiausiai, magija yra susijusi su mūsų nuotaika. Tikriausiai man visos pritartumėte, kad kai moteriai nėra nuotaikos visiems, nėra nuotaikos ir vyrui, ir vaikams, ir bendradarbiams, ir visai aplinkai. Todėl moteris turėtų būti labai atsargios ir atsakingos už savo nuotaiką. Man labai patinka Marinos Targakovos žodžiai. Jis sako, kad moters nuotaika tai yra absoliučiai jos pačios pasirinkimas, tai yra jos atsakomybė. Ir ryte, keldamosis iš lovos, lipdamos iš lovos, mes turėtumėm sąmoningai išlipti iš lovos, net ne tai, kad tą koją, bet išlipti iš lovos su savo širdimi, kupina meilės, nuolankumo, gerumo ir šviesos. Ir mes, moteris, turime didelę įtaką skleisti tą gerą nuotaiką ir kurti atmosferą ne tik savo namuose, ne tik darbo aplinkoje ir ne tik savo mieste, bet mes, moteris, iš tiesų turime galimybę kurti nuotaiką, kurti gėrį netgi viso pasaulio mastu, netgi visame pasaulyje. Todėl labai prašau jūsų visų, stebėkime savo nuotaikas ir kurkime su savo gražia nuotaika tą baltąją magiją. Ir kur moteris kuria tą savo magiją, kur ji panaudoja savo baltąją magiją, tai pirmiausiai santykiuose. Moteris save labiausiai realizuoja ne karjeroje, ne projektuose, ne kažkokiuose dideliuose darbuose, bet pirmiausiai santykiuose. Santykiuose su savo mylimuoju, su vyru, santykiuose su vaikais, su aplinkiniais, su pasauliu, su pačia savimi. Ir kas yra susijęs su santykiais, tai pirmiausiai yra meilė, meilės jausmas. Kiekviena moteris mes esame tarsi gimusi, tai yra mūsų prigimtis, mylėti, bet ne tik tą meilę laikytis savo, bet tą meilę dalintis su aplinka ir su visais. Mes turėtume mylėti ne tik savo mylimai, ne tik savo vaikus, ne tik savo giminaičius, bet pirmiausia turėtumėm nuoširdžiai pamilti ir save. Turėtumėm pamilti ir priimti save, ir priimti ir pamilti Dievą, Kūrėją. Tada mūsų ta nuotaika, mūsų baltoji magija tikrai veiks ir mes galėsime visus aplinkinius laiminti su savo tą galingą, moterišką, subtilę galia. Ir dar jums noriu pasakyti, kad moterims nereikia dirbti su savimi, nereikia priimti kažkokių stiprių askezių, kad pagerinti savo charakterį, kad būti geresniems. Moterims tiesiog reikia atskleisti save kaip tą gėlės žiedą ir nepamiršti savęs laistyti gražiais žodžiais, gražiais darbais, gražiais veiksmais. Visoms jums iš visos širdies linkiu užsiimti baltąją magiją kiekvieną dieną, prie ko tik jūs neprisiliestumėte, kad ir kokius žodžius kažkam sakytumėte, kad ir kur pažvelgtumėte, visur skleiskite tą baltąją, stebuklingąją magiją. Visos jūs esate stebukladarės, visos jūs esate magiškos, visos jūs esate absoliučiai nepakartojamos. Ir mielas moteris, prisiminkime, kad mūsų galia slypi tikrai ne mūsų fizinėme kažkokiame stiprume ar fizinėme kūne, bet mūsų pati stipriausia galia tai yra meilė, meilės jausmas. Todėl visos kartu kurkime pasaulį ir darykime pasaulį gražesniu, pripildytu mūsų pačių meilės. Myliu jūs ir nuostabiai gražios dienos. Namaste.